Jeigu sumažintume visą žmoniją ir padalbintume į vieną kaimą iš 100 gyventojų, atsižvelgiant į visas proporcijas, kaimas atrodytų taip: 57 aziatai, 21 europietis, 14 amerikiečių šiaurės ir pietų, 8 afrikiečiai, 52 būtų moterimis, 48 vyrais, 70 nebaltieji, 30 baltieji, 89 būtų heteroseksualūs, 11 homoseksualūs. 6 žmonės valdytų 59% visų pasaulio turtų ir visi 6 būtų iš JAV. 80 neturėtų pakankamų gyvenimo sąlygų, 70 būtų neraštingi, 50 badautų, 1 mirtų, 2 gimtų. Pas vieną ir tik pas vieną būtų kompiuteris. 1 ir tik 1 turėtų aukštąjį išsilavinimą. Jeigu pažiūrėti į pasaulį iš šios pozicijos, darosi aišku, kad poreikis solidarumo, dėmesio, pakantumo ir išsilavinimo yra labai didelis. Prisimintai, jei tu šiandien ryte prabudai sveikas, tu jau esi laimingesnis nei 1 milijonas žmonių, kurie neišgyvens iki kitos savaitės. Jei tu niekada nepergyvenai karo, kalinimo, vienatvės, kankinimų, agonijos, bado, tu laimingesnis nei 500 milijonų žmonių. Jei tu galėjai eiti į bažnyčią be baimės ir grasinimų būti suimtas, įkalintas ar nužudytas, tu laimingesnis nei 3 milijardai žmonių. Jei tavo šaldytuve yra maisto, tu apsirengęs ir turi stogą virš galvos bei lovą, tu turtingesnis nei 75% žmonių šiam pasaulyje. Jei tu turi sąskaitą banke, pinigų piniginėje ir smulkių taupyklėje, tu priklausai 8% apsirūpinusių žmonių visam pasaulyje. Kažkas kažkada yra pasakęs: ir taip tarsi tau nereikėtų pinigų. Mylėk taip, tarsi niekas niekada tavęs nebuvo įskaudinęs. Šok, tarsi niekas nematytų. Dainuok taip, lyg niekas negirdėtų. Gyvenk taip, tarsi žemėje būtų rojus. Išvertė ir įgarsino Šarūnas Navionis.